šildomos plokštės. Paspaudėm home poziciją ir atsistos. Dabar atsistojęs yra. Nu, čia vat tokias gliukai. Bet čia reiktų, čia tiesiog nėra šitų sensorių. Vat šitas sensorius. Jis turi fiksuoti, kad jau baigė. Čia fiksuoja minimaliai, tai maksimaliai nėra, aš tiesiog nesudėjau. Kažkaip nemačiau prasmės, nes man ir taip ta padėjimas toksai man iš tos viso turimo eigos kiekio atima gal porą ar 3 milimetrus, nes vis tiek turiu nusispausti, užtikrinti. Negali būti, kad prieina ir neprisispaudžia. Na ir kažkas čia. Galim dar ten atskirai pavaldyti. Čia būtų gal, žinau, jo, čia būtų 10 cm eiga, ar mililitrų, štai nežinau. Ai, čia po 10. Jo. Tai ten, kur jungui, ten buvo 10 cm, tai ir valė. Bet jeigu fiksuoja, kad nepraeina, tai stabdo operaciją. O kas tas FDD, kas čia dar? Čia yra floppy diskas ir jis yra atsvara, kad galėtų pakelti ekstruderį. Tiesiog... Ta prasme, čia svarelis galėjo būti paprastas. Čia yra svoris ir variklis šiaip yra silpnas, įvykdyti jam reikia apsvaros. Aišku, čia dar reiktų žaisti su tais paskaičiavimais, kiek čia plus minus mažiau. Tai galva sveria apie 200 gramų, tai lygiai tiek pat sveria ir tas svoris plus minus, bet kadangi čia eina per viršų trosas, aš tai nelabai suskaičiau iš akies plus minus primečiau. Čia, kad tokia vibracija yra, kai pakeliam, tarkim, gal dabar nesimato, aš buvau prieš tai didesnį greitį padaręs, tai biški tas juda, kai kelias. Bet kadangi jis labai lėtai kelias ir po 0,3 mm tik tais, tai vibracijų kaip ir nebūna. Nu gerai, o dabar toks baisus bandymas, jeigu aš kokį gal tokių paimu, instaliuojam greitą įrangą ir išbandom šitą. Be problemų.